Bibliotekos yra gyvybingi žinių ir bendruomenės susibūrimo centrai. Jos suteikia prieigą prie knygų, technologijų ir išteklių, kurie praturtina mūsų gyvenimus. Norėdamos efektyviai veikti, bibliotekos remiasi viešaisiais pirkimais. Šis procesas leidžia bibliotekoms įsigyti reikalingas prekes ir paslaugas. Tai gali būti knygos, kompiuteriai, baldai ar remonto paslaugos. Viešieji pirkimai užtikrina, kad bibliotekos galėtų kuo geriau aptarnauti savo bendruomenes. Be patikimos prekių ir paslaugų įsigijimo sistemos, bibliotekoms būtų sunku patenkinti savo lankytojų poreikius. Įsivaizduokite biblioteką be naujų knygų ar atnaujintų kompiuterių. Viešieji pirkimai padeda išvengti tokių scenarijų. Įsigijusios reikiamus išteklius, bibliotekos gali ir toliau siūlyti platų programų ir paslaugų spektrą. Tai gali būti raštingumo programos vaikams, pagalba ieškant darbo suaugusiems ir mokymai apie technologijas seniorams. Viešieji pirkimai yra būtini, kad bibliotekos galėtų įgyvendinti savo misiją, skatinti mokymąsi, kūrybiškumą ir bendruomenės įsitraukimą. Bibliotekos darbuotojai atlieka labai svarbų vaidmenį viešųjų pirkimų procese. Jie yra atsakingi už užduočių planavimą ir vykdymą, siekiant užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai. Tai prasideda nuo bibliotekos poreikių nustatymo. Kokios konkrečios prekės ar paslaugos reikalingos norint palaikyti veiklą ir pasiūlyti aukštos kokybės programas. Nustačius poreikius, bibliotekos darbuotojai ieško potencialių tiekėjų. Jie lygina kainas, kokybę ir pristatymo terminus, kad surastų geriausią variantą bibliotekai. Šis kruopštus tyrimas užtikrina, kad biblioteka priima pagrįstus sprendimus ir atsakingai naudoja viešuosius finansus. Pasirinkę tiekėjus, bibliotekos darbuotojai parengia ir tvarko pirkimo užsakymus. Jie seka pristatymus, patvirtina prekių gavimą ir tvarko sąskaitas faktūras. Jų dėmesys detalėms ir įsipareigojimas tikslumui yra būtini norint išlaikyti finansinę atskaitomybę. Viešiesiems pirkimams bibliotekose taikomi teisiniai reikalavimai, siekiant užtikrinti sąžiningumą ir skaidrumą. Bibliotekos darbuotojai gerai išmano šiuos teisės aktus ir jų griežtai laikosi. Jie supranta, kad viešosios lėšos turi būti naudojamos atsakingai ir etiškai. Vienas iš pagrindinių teisės aktų laikymosi aspektų yra atviras ir konkurencingas konkursas. Bibliotekos darbuotojai užtikrina, kad visi potencialūs tiekėjai turėtų vienodas galimybės dalyvauti konkursuose. Šis procesas padeda išvengti protekcionizmo ir užtikrina, kad biblioteka gautų geriausią įmanomą vertę už savo pinigus. Skaidrumas yra dar vienas labai svarbus etiško viešojo pirkimo elementas. Bibliotekos darbuotojai tvarko išsame visų viešųjų pirkimų veiklos apskaitą. Šie įrašai yra vieši, o tai rodo atskaitomybę ir stiprina bendruomenės pasitikėjimą. Be savo vaidmens viešuosiuose pirkimuose, bibliotekos darbuotojai taip pat prisideda prie saugios darbo vietos kūrimo ir turto valdymo. Jie yra atsakingi už saugios ir tvarkingos darbo aplinkos kūrimą ir priežiūrą. Tai apima saugos taisyklių laikymąsi, reguliarių saugos patikrinimų atlikimą ir greitą reagavimą į galimus pavojus. Bibliotekos darbuotojai taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį valdant bibliotekos turtą. Tai apima viską, nuo knygų ir kompiuterių iki baldų ir įrangos. Jie seka inventorių, stebi turto būklę ir teikia rekomendacijas dėl remonto ar pakeitimo. Efektyviai valdydami turtą, bibliotekos darbuotojai padeda prailginti vertingų išteklių naudojimo laiką ir sumažinti nereikalingas išlaidas. Jų indėlis šioje srityje yra būtinas siekiant užtikrinti ilgalaikį bibliotekos tvarumą ir efektyvų viešųjų lėšų panaudojimą.